Šis sėjamoji turi sutankinimo ratukus, kurie reguliuojasi hidrauliškai. Kiekvienam ratukui yra po cilindrą ir šitas ratukas sutankina būtent tą vietą, kur bus sėjama sėkla. Tai sėklos sudygusios gaus tolygų startą, nes bus išlaikytas tolygus jos gylis. Po to eina eilučių valytuvai. Šitie valytuvai nuvalo eilutę nuo augalinių liekanų, nuo akmenų ir sudaro sąlygas sėklai atsigulti ant juodos žemės. Jų reguliuojasi tiek aukštis, tiek reguliuojasi stiprumas ir esant daugiau augalinių liekanų rekomenduojam labiau prileisti, kad būtų kuo labiau atvalyta eilutė. Sėjamoji turi labai tikslų gilių išlaikymą, nes yra 2 atraminiai ratai, kurie veikia tandemų principu ir kopijuoja dirvos paviršių. Nustatymas gilių yra labai paprastas, su viena rankinėlė galima pakeisti kiekvienos eilutės jos gilį, taip nustatant gilį po 0,5 cm diapazone. Šitame sėjos dozatoriuje sėkla yra atskiriama nuo diskelio ir per šitą vamzduką iššaunama į žemę. Iškart per sėklą pravažiuoja ratukas, kuris sutankina tą vietą, prispaudžia sėklą ir neleidžia ją iššokti iš sėjos eilutės. Gale yra ratukai, kurie uždaro vagutę ir užspaudžia sėklą. Taip pat galima reguliuoti šitų ratukų ir spaudimo jėgą, galima reguliuoti ir atakos kampą, norint pakeisti vagutės profilį. Tai yra, gali būti duobutė, gali būti lygus paviršius arba gali būti suformuotas kalniukas. Šitą opciją ūkininkai renkasi atsižvelgdami į dirvožemį, atsižvelgdami į gamtos sąlygas. Jeigu, tarkim, nusimato didelis stiprus lietus po sėjos, tai galima suformuoti kalniuką, kad tas lietus nenuplautų tos eilutės ir kad nepasikeistų sėklos gylis. Sėjamoji turi 2200 litrų talpos grūdų bunkerį ir iš to bunkerio sėkla atkeliauja vamzdžiais magistralę iki kiekvienos sėjimo eilutės. Ir čia yra susikaupę grūdai šitoj talpoj. Kada išsisėja iš dozatoriaus grūdai, vėl ateina papildymas, užsipildo šita vieta ir vėl tęsiam toliau sėjimą. Tai reiškia, vyksta nenutrūkstamas procesas, pastoviai kiekviena eilutė pasipildo sėklomis iš šito centrinio bunkerio. Pats šitas sėjos mazgas, kaip minėjau, yra toks pats kaip tempus sėjamosios ir turi ant lygiagretainio padarytą konstrukciją, kuri labai tolygiai palaiko sėjos gylį ir turime hidraulinį spaudimą kiekvienai eilutei, kurio pagalba galima koreguoti spaudimą esant skirtingai dirvožemio struktūrai. Tarkim, į molį važiavus galima padidinti spaudimą, atvažiavus į lengvesnį dirvožemį jį atleisti, kad išlaikytume sėjos gylį tolygų. Kaip minėjau, šita sėjamoji turi 2 sėjos eilės. Norint užeiti, pareguliuoti tiek sėjos gylį, tiek sėjos kokybinius parametrus, šita visa antra eilė hidrauliškai atsistumia į galą ir galima operatoriui tada lengviai užlysti ir nustatyti reikiamus nustatymus. Sėjamoji komplektuojama su priekinė trašadėže fronthoperio ir trašus iš čia, kaip minėjau, atkeliauja į kiekvieną eilutę. Kuo unikali šita sistema, kad jinai turi 4 dozatorius ir sėjamoji gali atjungti po pusę trašų tiekimą, kada pagal navigaciją sėjama į trikampį.